Taigi sveiki mėlyjei, dabar buvo toksai klausimas atėjęs, kaip maistas gali įtakoti tavo įvykius, tavo situacijas. Tai galbūt šiek tiek praplėsiu jūsų sąmonę, jūsų mąstymą, tai šiek tiek pašnekėkime apie tai, kaip maistas gali įtakoti jūsų situacijas, jūsų įvykius, kas apie jūsų vyksta. Tai pirmiausia, pakalbėkime apie baltymus, gyvulinius baltymus. Jeigu jūs juos valgote, žinote, kad tai yra žemos vibracijos. Žemos vibracijos, jūs jas skaitykite tiesioginė ta žodžio prasme suvalgote. Ir tada patenka jūsų kūno ta vibracija, jinai užsitvirtina jūsų kūne, jūsų ląstelėse. Ir kaip jūs galvojate, kokie gali būti ateiti įvykiai konstruktyvūs ir teigiami žemose vibracijose. Aišku, tik tai ateis toje amplitudėje esantis įvykiai, esančios situacijos, nes jūs jau užtvirtinote savo kūne tas vibracijas. Toliau, jeigu jūs valgote gliuteną, skaitykime, ne? Gliutenas tai yra tiesioginė to žodžio prasme yra klijai. Klijai jūsų ląstelėms, jūsų kraujotakai, kemšosi kraujotaka, limfa tirštėja, kraujas tirštėja, limfa negali prasivalyti, energijos mažėja ir tiesiog tas energetinis potencialas, jisai yra labai žymiai sumažėję. Ir jūs tiesiog negalite pasipildyti tą energetinę būseną. Taigi, klijai, taip, tai yra dabar cukrus. Cukrus irgi jisai yra maistas parazitų. Tiek gliutenas, tiek cukrus yra maistas parazitų. Taigi, jie dažniausiai reikalauja to maisto. Jiem reikia to maisto, jiem reikia to cukrų. Ir jie pirmiausia siunčia jums įvairias mintis, netgi tuos pareikalavimus, ko jiem pirmiausia reikia. Jūs savęs negirdite, jūs tik tai girdite, kad jūs norite būtent to saldumyno, ar ten kažkokio to gliuteno, to bulkučio ar dar kažkokio. Jūs girdite tai, nes tai yra jų reikalavimas, yra jų didesnis šauksmas, negu kad jūs suprantate, kad ką reikia jūsų kūnui. Taigi jūs negirdite savo kūno, bet jūs girdite jų šauksmą, nes jie reikalauja, nes jie šaukia garsiau negu jūsų kūnas. O jūsų kūnas, jeigu jūs jį įsiklausytumėte, jisai tyliai sako, nereikia man šito, neduok mums šito, nes mes sergam nuo jo. Bet jūs tik tai girdite to, nes jūs priprantate prie to. Ir taigi tai yra emocija. Taigi gaunate maistą, gaunate cukrų, gaunate gliuteną. Ir jie išprovokuoja jums emocijas. Būtent emocijas. O emocijos tai kas yra? Tai dažniausiai būna ta patirtis ir tai dažniausiai yra tokia destruktyviai, tokia neigiama, ne? Ir tos emocijos neigiamo fone, neigiamose energijose. Būtent tos emocijos neigiamą fone, neigiamo energijose išprovokuoja tas situacijas, kokias jūs turite. Taigi tarp situacijų, tarp tos patirties ir jūsų maisto yra tiesioginis ryšys, nes jūs gaunate tas emocijas, jūs norite, nenorite, jūs turėsite jas atidirbti, nes jūs jau išprovokavote, jūs jau išėjote į emocijas, o kai išeinate į emocijas, jūs vienaip ar kitaip jūs turite atidirbti tą situaciją, tą patirtį. Tai yra ta patirtis, ta situacija, tie įvykiai pas jūs gyvenime, tokie, kokie, kad atidirbti tas emocijas. Tai kaip matote, tiesioginis ryšys yra tarp maisto ir jūsų įvykių, jūsų tų destruktyvių įvykių. Taigi, tam, kad išeiti į harmoningą santykį su savimi, aišku, reikia priimti ir tuos sprendimus atitinkamus ir daryti, ir valgyti, ir žiūrėti, ką jūs valgote. Kokį maistą kemšate. Mano latė dažnai, aš vaikštų parduotuvėje, jinai man sako, čia tau nėra maisto, tu gali eiti į kitą parduotuvę, tu pasižiūrėk tą ir tą, tu nežiūrėk šito, čia yra ne tau. Čia tau tik tai pablogins situaciją. Ir tavo ryšys, sako, netgi ryšys, kai gaunate gliuteną, ypatingai kai valgote bulkutės, tai bulkutės su cukrum, ten tos būna skanios, visokie skanūs kepiniai. Tai būtent tada ir tas ryšys tas kontaktas, jisai dažniausiai būna toksai turkinėjantis. Taigi kaip yra svarbu tiesiog rinktis tą maistą sąmoningai. Ir taip, aš suprantu, kad kiekvienas mes čia norisi ir to, bet tai supraskite tai, kad pirmiausia tai yra parazitai, jie nori to ir ano, ir tų bulkučių, ir tų saldainių, ir tų cukrų, ir tų dar kažko tai, ir to nesveiko maisto jie nori.
O kūnas to visai nenori, kūnas to visiškai nepritartų. Taigi, tai atsirenkat sąmoningai, tai taip, aišku, tai yra ir prisirišimas. Prisirišimas prie to, ką valgote. Jeigu jums lengva atsisakyti tų cukrų, tų bulkučių, ne, tai yra gerai, tai vadinasi, to prisirišimo nėra. O jeigu jau yra tas prisirišimas, jums yra sunku atsisakyti. Jūs nenorite, jūs kaip ir norėtumėte rinkti sąmoningai, ne, bet jūs norite, nenorite, einate, tiesiate ranką link to, einate link šaldytuvo, ieškote ten kažko, dar skanumynų kažko. Tai jau yra prisirišimas. Ir tą prisirišimą, aišku, galima jį bandyti keisti. Tai pirmiausias geriausias būdas yra valyti savo organizmą, visus tos parazitus, kad jie jums neterštų jūsų sąmonės. Tai pirmiausias dalykas, kai yra neteršiama sąmonė, jūs pradedate girdėti savo kūno balsą. Tai, ką jisai nori jums pasakyti, tai, ką jisai besakydamas jums patartų, ko jisai norėtų vienokiu ar kitokiu atveju. Tai yra bene svarbiausias dalykas būtent šiuo momentu ir prie šių energijų tiesiog atsirinkti tai, ką valgote. Tai, ką nori jūsų kūnas, išgirsti tą kūną, išgirsti jo balsą. Tai yra vienas iš svarbiausių uždavinių šio einamų metu. Taigi, tai yra jūsų pasirinkimas, ar jūs to norite, ar jūs norite ir toliau turėti tas situacijas ir gyventi tome trečiame dažnyje, ne? Ar jūs tiesiog norite išeiti į tas situacijas, į tos įvykius, į tos harmoningus įvykius, tam, kad turėti kažką tai naują sukurti, tobulėti, evoliucionuoti, eiti į tą dvasinį polėkį, įgyti tuos sparnus. Tai irgi būti to konstruktyvių, resursinių, tai irgi tai yra pasirinkimas. Taigi, koks yra jūsų pasirinkimas? Aš manau, kad tikrai kiekvienas norėtų būti tuo konstruktyviu, resursiniu ir taip toliau, tuo naujo amžiaus žmogumi. Bet tam, kad juo taptų, reikia iš tikrųjų padirbėti su tuo, su savo kūnu. Tai yra kūnas, emocija, sąmonė. Taip, tai su šiais 3 dalykais ypatingai reikia padirbėti. Nes vienas kūnas, tai dar yra viena dalis. O dar emocija ir sąmonė. Taigi prasivalius pirmiausia kūną, pradeda skaidrėti sąmonė. Nekyla tų destruktyvių emocijų. Taigi jau jūs turite kelią, jau jūs turite naują kelią rinktis ir galimybę rinktis naujus įvykius. Taigi jūs jau tada tampate kūrėjais, jūs jau tada galite rinktis. Taigi pasirinkimo laisvė yra jūsų. Ir nuo to, kokiu jūs norite būti, tai ir priklauso tas jūsų yra gyvenimas.